sveiki ponai ir ponios atvykę į mano YouTube kanalą. Šiandieną turim podcastą ir pas mus svečiuose yra Aimedas arba internete žinomas kaip AV Productions. Pasisveikink, Labas prisistatyk. Rokai, labas YouTube žiūrovai. Malonu, kad paspaudėt šitą podcastą. Tai va, Tai gal papasakotai apie save, ką veiki, ką dirbi. ką dirbu, tai videografas, fotografas, video montuotojas. Beje, esu Aimedas, man 22 metai. Streaminu Valorantą, Fire'ą kol kas, bet ateityje, manau, bus daugiau. Ok, tai gal ką čia dar apie tai papasakojus. Turi YouTube kanalą, turi TikToką, Taip, turiu Twitch'ą. bet į Twitch'ą, kiek žinau, dabar nestreamini. Ne, Gerai, ok. Tai, apleidau Twitch'ą. aišku. Tai pradėkim nuo klausimų. Tai pirmas klausimas būtų, kokią įrangą naudoji streaminimui? Tai būtų kompiuteris. Main dalykas. Du SSD diskai. Ryzen 5 440. GTX štuka PMTI 16 GB bei ausinės Razer. Aišku. Ir ką galėtum pasiūlyti pradedantiesiems streameriams, kurie nori pradėti streamint arba jau streamina, bet nesurenka žiūrovų dėl vaizdo gal kokybės ar dėl kažko tai dar? Ką turiu pasiūlyti? Ką pasiūlyčiau, tai neskubėk. Neskubėk, nes tai net neš tau kažko gero ar kažko naujo. Tu tiesiog daryk tai natūraliai, kad būtų kiekvieną dieną gal nebandyk streaminti naujų žaidimų, bandyk kažką pabiški, kas tau patinka, kas gali tau dar labiau patikti, bandyk visko pabiški. Iš tikrųjų geras pastebėjimas. Nu, nereikia persikraut, kad, pavyzdžiui, va, kaip daro, kad kiekvieną dieną būtinai. Nu, ne, nu, nesąmonė čia yra. Daryk kaip nori, ką nori, bet, nu, tipo, neužsikrauk ant vieno dalyko. Tiesiog E, Toliau sekantis klausimėlis būtų, ar streaminimas tau yra kaip labiau hobis, arba pomėgis, arba darbas, prie ko labiau prisiskaito? hobis. Tai čia yra geras hobis iš tikrųjų man, kurį aš labai mėgstu ir labai gerbiu šitą hobį, nes jis man labai patinka. Nu, pasižiūrėjus į tavo streamų kokybę, į tai, kad tikrai, kiek jau tu čia Five'o serverių streamerių esi buvęs, net, nu, MCTM streameris, bet apie tai dabar jau biškai nekalbam, nes jau nebesi, tai Vien dėl to, kad išėjau, vien dėl to aš galiu pasakyti, jog aš jau, nes aš kai turėjau silpnesnį kompą, streamindavau MC, man tai patikdavo, bet dabar, o gal atsimeni senesnę kompą, komplektaciją, ten vaizdo plokštę, procesorių, nelabai. ne. Nu, bet vis tiek, streamus veždavo, žais galėdavai, nu, realiai tai geras ženklas, kad, nu, tipo, nereikia siaubingai galingo Teisingai, kompo. teisingai. Sekantis klausimas, kodėl nenaudoji paprasto mikrofono, o naudoji ausinių? Nes sugedo, dabar pirksiu naują. Tai tiek. Gal Aš, ai, da, pasakyt kokį? kokį naudojai? Kokį naudojau prieš tai, tai buvo, e, neatsimenu, tuoj pasakysiu. Nu, aš vienu žodžiu rasiu iš tavo YouTube'os. Tai va, K669B naudojau. Geras mikrofonas Naudodavau. buvo. Pradžiui jo, tinka jisai. Nes kiek mačiau, tai ir podcastų ten, kaip Jo, nemažai, to mikrofonu daryta. kol kas tik vieną bent jau aš mačiau su Lil Dunduliu. Kad Jo, tas du, bet
Jo, daugiau buvo, bet jie jau ištinti dėl tam tikrų dalykų. Copyrightą gavai? Ne, žmogus paprašė. Ai, okei. Tai ką galėtai dar pasiūlyt, kokią techniką naudot streameriui? Ar pagal auditoriją, ar streamui su kamera renka daugiau žmonių, ar mažiau? Nu kažką tai, kažką pasiūlyti. Tas pats. Tas pats. Jo, Nes iš tikrųjų, kiek jau metų esi, nu, streaminę, ir neskaitant pertraukų. apie 4 metus. 4 metus Su tai nuo, pertraukom. nuo 2-21. Jo, Ok. Bet realiai nemažai streaminė. jo, apie 4 metus daug ką pasiekiau. Nes, galim pasveikinti 400 subų YouTube'ai pasiekta. Gerai. Tai buvo Sveikinu. daug darbo. Tikrai. Gerai, nu tai kaip ir kaip streameriai klausimai yra baigti. Na, galim paklausti, ar kokius dažniausiai šiuo metu žaidimus streamini. Valorantas savaitinis ir Framemas tiek. O CS'as jau, kai bus streaminant, tai jau pamiršai apie jį, ne? Tiesiog jis man atsibodo. Neatsibodo, tiesiog nepašaudo aš pa jį. Tai numokintis reikia. Čia toksai dalykas. Nepystiškai, ok. Tikrai aš nelaimėjau prieš tave Vangyvane, okei. Ne. Apie tai patylėm, čia ne prie ko dabar. Jo. Tai pradėkim klausimų, kaip ir minėjai, esi videografas, fotografas ir videomontuotojas. Tai kiek laiko užsiimi videografiją, nu ir šitų darbų apskritai? Tiek pat kaip streamais. 4 metus. Sakyt. Koks Gal net renginys, daugiau. koks renginys tau labiausiai patiko, kokį esi filmavęs, fotografavęs, kažką tai? Neturiu tokio. Neturiu. Visi renginiai yra tam įdomus, tam tikrai įdomus. O kuris labiausiai nustebino? Negaliu atsakyti. Visi puikūs, visi geruliai. Jo. O pavyzdžiui, jeigu pasakyčiau, kas labiau patinka, komikonas ar gymonas? Tai manos. Vienareiškiškai patinka gymonas vien dėl to, kad vien gamingo dalykai jau man cosplay'is nelabai patinka. Iš tiesos iš tikrųjų kažkiek yra. Bet, o va, pavyzdžiui, tu šiuo metu esi StreamHub narys. Taip. Tai kodėl būtent pasirinkai StreamHub'ą? Kodėl neėjai savo kailiu dirbai, o prisijungiai prie kitų streamerių ir pradėjai bendradarbiauti ant kažką tai? Smagiau, iš tikrųjų. Smagiau? Galiu pasakyti, jo, smagiau galiu pasakyti. O buvo tokių atvejų, kad, pavyzdžiui, su StreamHub nariais nesuderinai kažką, tai susipyko, tada dar kažką tai. To kol kas nebuvo. Nebuvo? Ne. Tai, o pavyzdžiui, Lukas, kur jį sutikai, kur susipažinot? Susipažinom šiaip Discord'e, per StreamHub, o susitikom pirmą kartą Komikone. Čia būtų geras klausimas Lukui, nes kiek žinau, Lukas yra StreamHub įkūrėjas. Tai būtų geras klausimas, kodėl jis tai nusprendė padaryti. Bet tai jaučiu bus kitą savaitę su juo filmuosim. Tai ir pamatysim. Tai linkėjimai Lukui. Perduok, jeigu nori sėkmės jiem, kad nebijotų į čia ateiti. Ką jis pabijos? Jis jau drąsus vaikinas. Na, tai ką tu dar užduot? Gal pats turi kažką papasakot, ko aš nepaminėjau, ko dar nežinau. Šiuo metu neturiu ką papasakoti, jau labai skubu. Skubi labai? Jo. Tai jeigu skubi, tai mes tada paleidžiam ir, užduodam finalinį klausimą.
Paskutinė vakarienė. Turi pasakyti pagrindinį patiekalą, gėrimą, desertą ir ką dar? Sriubą. Kaip tikram lietuviui, Cipekai, šaltibarščiai su bulvėm. Desertas koks. Obuolys sutiktų jau monsteris, viskas. Vse. Mano final answer. Nu va, kaip vienu žodžiu ir dabar. Pasireklamuot Monsterį leidžiu. Šį kartą leidžiu. Ne, ką čia reklamuotis? Mėgstamiausias skonis Monsterio. Jis yra įdomus, bet kultų tu įdomesnį. Kokį kultą? Blueberry cake bei kimchi cheese. Ai, okei, aš tokią kolekciją neturiu. Ai, visiems Tai tada pasakysiu. O 7. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki. visą chebra. Laukit kito epizodo.